Sveiki visi žiūrintys laidą Vienam gale kablys, su mumis Vytenis, su kuria nesimatėm, gerai, 3 metus. 3 metus. Jo. Sveikas, Pauliu. Taip, ir mes čia dabar vienam Suvalkijos ežere, papuolėm ant audros, ruošiamės įrankius. Ir šiandien mūsų tikslas pagauti vieną kitą suvalkietišką ešerioką. Tai va, kol Vytenis ieško ešerių, aš ruošiuosi meškeres. Mes prieš tai atvykom pasimti šitą gražuolį katerį iš Nemus Marino. Ir ten, aišku, pakalbėm Vytenį, kas naujoje jų pasaulyje. Vytenį, Nemusas, senokai lankėmės. Kas pasikeitė pas jūs per tą laiką? Na ką, sveiki atvykę pas mus į vidų, o pasikeitė nemažai. Kiekvienais metais stebim, kad pramoginiais laivybos, būtent žvejų sektorius auga, kultūra taipogi auga, su tuo pačiu ir iššūkiai. Klientai, jeigu anksčiau ieškodavo tik valties, tai šiai dienai jie atėję jau ieško pilno sisteminio sprendimo. Tai yra laivas pilnai paruoštas tiesiog, ten žodžiu prasme, išvažiuoti pro šias duris į žvejybą. Tai yra tiek echolotai, tiek pakabinamieji varikliai, tiek priekiniai sminkotos, akumuliatoriai, apšvietimai, audio aparatūros ir dar begalį komforto aksesuarų, be kurių šiai dienai, kaip ir jau daug kas neįsivaizduoja savo gero laisvalaikio ant vandens. Ir laivų padaugėjo, žiūriu, pas jūs ir variantų, ir dydžiai, viskas keičiasi. Didėja vat žmonėm, norisi vis didesnio ir didesnio, kaip visą laiką, geresnio namo, geresnio... Kai kurie didinasi, bet pastebim, kai kurie ir kaip tik mažinasi dėl to, kad keliauja daugiau. Su tuo ieškau optimalaus sprendimo, kad galima būtų ir pakeliauti į Skandinaviją, į kaimininę šalis ir panašiai. Bet vandens turizmas Lietuvoje smarkiai, ar ne? Plečiasi. Aš bent jau matau Klaipėdai, kas vyksta su kateriais, laivais, tai jūs irgi jaučiate tą patį. Nes jūs ir pramoginiai su kateriais irgi. Tikrai taip, mes irgi per tuos 4 metus įsigryninom tobulai, kas tai yra patys kokybiškiausi aliuminiai laivai ir taipogi mūsų pramoginių laivų flagmanas, tai Bayliner. Taip, pramoginė laivyba, taipogi tie žmonės, kurie nori tiesiog malonumą patirti su šeima ir su draugais ant vandens. Bet jūs ne tik pardavėjai, jūs turite ir galingą servisą, kiek supratau, jeigu kažkas atsitinka. Jau žmogus, sakau, kaip ir minėjau, ateina ieškoti ne tik, kad nusipirkti, jis ieško ir serviso, ir konsultacijų, ir patarimų, tad mes priėmę žmogų visą laiką. Sėdam prie stalo, sudiskutuojam, koks jo biudžetas, ko jisai tikisi. Tada netgi suorganizuojam demonstracinius praplaukimus, kad jau žmogus prieš nuspręsdamas tikslų modelį, žinai, prasiplaukiotų su skirtingais modeliais. Vat šitas, kaip sakau, pasimatuotų tą kaip automobilį, šitas man tobulai tinka, nes čia tą ir tą nori. Žiauriai gerai. Žodžiu, čia aš atvažiavęs galiu įsirinkti skardą ar ne kažkokią ir tu man viską sukrauni. Nuodenio, apšvietimo, kaip tu sakai. Saudinių šildymas Webasto kažkada atrodė juokinga, šiai dienai tikrai ne. Kaip žinia, čia ir yra Minkota ir Humminbird, mes esam centras visose Baltijos šalyse ir už jos ribų. Tai mes čia ne tik, kad parduodame, mes irgi konsultuojame, montuojame ir atliekame garantinį ir po garantinį remontą. Tai sakau, ta vieta, kur žmogus randa viską po vienu stogu. Tai yra Nemus. Atkreipkite dėmesį į Nemus Marinį. Lupa jie tenai. Tyrėjai. Kur jūs? Kur jūs? Tu juos matai, ne? Jo. Čia wobleris mano pareina ir matuoja. Ir ešerys paeina, jis pažiūri ir ate. Ešeriukas, suvalkietiškas, juhu! Yes! Kokios spalvos! Nuo kažko reikia pradėti. Be abejo. Bet žiūrėkit, man kas patinka šitų, va tokių skaidrių ežerų žuvies spalvytė. Šviesas kaip salotai, kaip wobleris salotinis. Su tokiais lydekais reikia gaudyti pavasarį. Dėkingas. Yeah! Kur tėvelis, kur mamytė, pasikalbam. Čiau.
Nu, dzukėlį pasirūpinti. Oi, ne dzukėlį. Suval. Žiūrėk, kiek iš paskos varo išėrių. Vieną traukia, žiūrėk, būrys. Jei. Nu, jūs padidėsit, nors gerai ir tokius gaudyt. Pigumą prarėjo, jokingi kokie. Hipsteriukai. Čiau. O, kabam. O aš ant kelio. O aš ant kelio. Taip, nu Dievą tokį pamatęs ir griūnį ant kelių, supranti. Kaip tu čia su kajakėliu taip gražiai išplaukęs, fainiai. Sutikom savo bičiulį Evaldą, kaip matėt, pasikalbėjom. Nu šitas tai duoda, su kojytėm, be jokių variklių. Žiūrėk, kokį greičių jisai varo. Greitis toks, kad 10 arklių vos pavėja. Bet irgi smagus užsiėmimas iš kajako žvejoti. Kažkada aš irgi subręsiu šitam variantui. Manau labai greitai, nes pas mus upėse šapalų žvejyba turėtų būti kosminė su tokiu dalyku. Tai va, sutikom irgi, sakė, kol kas mažiukai, šeriukai, tokia pradžia, startas, bet iki vakaro laiko turim, tai va, visi paieškosim, gal ir rasim kažką tokį didesnį. Na, kažkas tai sudomino čia jį. Bet Dieve. Pailgi šviesuoliai. Na ką tu jiem gali? Šitiem rokenrolistam. Su taško, gražus. Gerai, Paulius liepė, mama su teite, man geriau močiutė su tėvuku. Tikėkimės. Išgirstim būsim. O, galų galėjo ešerį kažkas tai pagavo, į ešerį panašų. Čia jau didžiausias šios dienos. O, yra. Jėj! Ešeriukai! Ir tu turi? Voblerio Povilas gauda. Galų gale radom vietą, kur žuvų pilna. Va, žiūrėk, ant vobleriuko. Staresnis ant vobleriuko, ant vičio. Vobleriuko ant vičio dailesnis. Liūd. Yra. Yeah. Crush City dirba kaip idealiai. Ja! Ir nuėjo. Palauk, tai prigaudysi aš jų. Čia jau supratau viską, kaip gaudyti. Laidą Vienam galio kablys remia Rapala. Tai bičiuliai jau prilupo. Povilas va gaudo tvičingų, vobleriukų. Pagavo ešerį ir va Vytenis irgi pasiėmė vobleriuką ir iškart išlupo žuveliuką. Ir dabar Vyteni, aš tavęs noriu paklausti, aš matau, kad žiauriai agresyvus pravedimas, ne pas jūs? Taip. Duoda taip, kad net švilpia, ne tas vobleris? Jo, jeigu palyginus taip su lydeku, žinai, tviču, tai, na, toks, sakyčiau, jau šizofreninis šit tvičas gaunasi. Bet ešeriui to reikia. Ešeriui to reikia. Matai, išmuša tas judesys, tas pats žukštas greitas judesys, jisai gal nespėja per daug į jį įsižiūrėti. Tiesiog iš tos prigimties, kad pult, žinai, kas bėga, sprukimo, nežinau, principas kažkas tokio, bet jiem tas labiausiai, vat, kiek iš praktikos išbandėm, geriausia pasitvirtina šių techniką. Supratau, aš tai toliau gaudau Crush City guminukais, tie visi kaip išpratėję.
Klausyk, kokius tu voblerius rekomenduotum iš Rapolos pavadinimais, kurie visieną tokie daugiau ir dydžiai, ir... Jack. Dypas 7, tarkim, 7 cm, jisai yra giliai neriantis ir kaip matai, jau liežuvis turi iš senų, čia beje Rapolos modelių paimtas modelis ir ta prasme liežuvėlių, jis puikiai pasiduoda Twitch'ui, ta prasme jis labai agresyviai, žinai, vartosi į šonus ir Twitch'o būtent agresyvaus metu jis, žinai, užkyla va taip nugarą į priekį ir stoja, ir vėl gazo, ir vėl stoja. Galima žengti 5 cm mažesnį jau modelį. Kas jau taip. Vėlgi, tai kaip matai... Nu, kai tokie mažiukai, Jo, nu, va, tarkim, matai, kad... Va, tokie, va, būtent, ir dar 6 atsiveja. Kai, žinai, nėra tų didesnių, arba bando jie atakuoti, bando jau tik grabšt kabina tą kabliuką, bet jie nesėda. Taip, tai visą laiką reikėtų pasimažinti. O tu pastebėjai, kad jeigu mes tik tai pradedam, arba baigęs audra ir mes pradedam kažką gaudyti, prasideda lietus. Yra. Čia yra užkeiktas dėsnis. Taip. Na ką, žinai, nepasirinksi, blogo oro nebūna. O aš gaudau Crash City guminukais, jų irgi be galo daug, Rapolai prileidus, nes jie iš tikrųjų tokia naujiena Rapolai, nes pakankamai ilgą laiką Rapolai nedarė gumų, bet kai pradėjo, tai pradėjo. Ir didelius bigbaitinius, labai gerus masalus, ir starkinės, ir lydekinės gumos, ir va, ešerinių gumų tikrai variantų labai daug. Papasakosiu daugiau, kai grįžim į krantą, nes lietus, man atrodo, pribaigs mus čia greitai. Jie kimba ir kaip spratėję, tie patys visi. Man atrodo, tą patį paleidžiu, ištraukiu. Ratu bėgioja? Jo. Išpratėję. Svarbu geras laikas. Jo, svarbu geras laikas su draugu laive ir su kompanija. Man atrodo, mes čia visai smagiai praleidom laiką, pratęsim pokalbį mūsų krante. Grįžom į krantą, pagaliau persirengėm, gavom gerai lietaus. Tai ten vis dėlto, ten valtį mes šiek tiek pasikalbėjom, bet apie tikrai tema tokia, kuri mažai narstyta mūsų laidose, netgi per 30 metų. Wobleriai, ešeriui, twitchingas, ar ne? Taip. Ir matau, tu jau pasirašei pakankamai įdomią temą, dydžius, liežuviai beveik visi super ilgi. Kodėl? Todėl, kad pats matai, masalų dydis nėra labai didelis, ta prasme, jie nėra hipersunkus, vėlgi tiek iš valties, tiek nuo kranto, pastebėjai, prieš vėją irgi sunkoka užmesti, tai vėlgi tas atstumas, kaip ir mūsų gaunasi silpnybė, tai tą masalą reikia vis tiek užsigilinti maksimaliai, kiek mes galim. Realiai vis tiek ešerius radom, kad ir 6 metruose, žinai, tą masalą vis tiek norisi pateikti bent į 4 metrus, į 3, supranti. Tas agresyvus twitchingas vėlgi pribudina tą ešerį, jis kyla. Nu, jie tokie yra, jie labai smalsūs visą laiką būna, tai jie už tai ir kyla iš viršaus, supranti, dėl to tie liežuviai yra gilūs, kad tą masaliuką, kiek įmanoma, mes per porą pratraukimų jau panardinam į darbinį gilį. Matau, Rapala plokšti, apvalumo nėra, vėlgi dėl to, kad užsigilina greičiausiai, ar ne? Taip. Siluetas svarbu? Siluetas, ešeriui, manau, tas žuvelės imitacija, tai vėl natūralus jo maistas, kaip sakyt. Tas siluetas gal nėra kiek svarbu, kiek jo darbas pačio woblerio iš tikrųjų. Nes tu gali paimti, tarkim, tos pačios formos masalą, bet liežuvėlis, tarkim, bus laužtinis, labiau gal sroviai pritaikytas, taip toliau. Viskas, mes su juo ežere nieko nepadarom. Žodžiu, vėlgi atkreipti dėmesį, galvojant apie ešerio twitchingą, kad ne visi wobleriai tinka, pitakiniai ir dar kažkas nelabai, ar ne? Nu, žinai, būna tų dienų, kai atrodo, jau sega viską, žinai. Tai kimba ant batono, jo. Ir tada ir ant lydekinių, ant tų shadow repų, tarkim, 11 semų, žinai, ir duodi su juo, kad ir galuminiu sega, žinai, ant to 3-3. Mes kalbam visieną apie tikslingą žuklę. Tikslingai, vėlgi, sakau, reikia turėti bent 3 dydžius, pagal jų aktyvumą vis tiek kažkaip įmanoma pateikti jau tą optimalų dydį, ant kurio jie labiausiai jau pasiryžta atakuoti. Ir turbūt dar esminis vienas klausimas, spalva svarbu? Spalva gal ne kiek spalva, kiek, sakyčiau, atspindžiai. Vėlgi, saulė, natūralu, ešeriai mėgsta saulę, bet vėlgi prasideda vakaras, rytas, taip toliau, kai jau eina šešėliukai nuo žolių,
tada aš realiai vis tiek eksperimentuoju. Kaip ir pats matė, kaip ir buvom ant vandens, kai atrodo ir saulė, žiūrėk, debesys užeina, taip toliau. Ir ganėtinai agresyviai kaitaliojau atspalvius, vien dėl to, kad, niekada nežinai, kas tam ešeriui, supranti, prie to tokio pakitusio apšvietimo vėlgi pasidarys labiau atraktyvų. Aš pastebėjau, kad Povilas su savo broliu jie labai aktyviai būtent vobleriais gaudo, nes irgi kažkoks yra stereotipas. Ešerys kimba tik ant gumos. Nesąmonė. Ne. Tikrai ne. Ir būna taip, kad jeigu jisai pasikėlęs, ten tą gumoje apačioje tai jam padavinėk ir nieko nesigaus, ar ne? Vat būtent, ką aš pastebėjau, kad daug skaniau tam ešeriui, jeigu aktyvesnis, kad viršui tas masalas kažką, jiem vos ne ištrūkti iš būrio, žinai, ir pirmam dalėkti kito masalo, o paskui pasmatė. Visą kebraciją, ką pažiūrėti, kas ten darosi. Visas lydėjimas. Ir sega netgi po 2 ant to vieno woblerio. Tai woblerio privalumas, kad mes turim dar antrą trišakį ir dupletą įmanoma ant vieno masalo ištraukti. Nėra problema. Tikrai ne. Tikrai papuolė ir ganėtinai dažnai. Tai super ir tada gal pavadinimus, kad žmonės orientuotųsi. Aš pats asmeniškai man labiausiai patiko Shadow Rapai. Tai Shadow Rap Jack Deepai. Tai yra deep, tai jau natūralu, jau iš karto sprendžia mūsų gilieji. Dydžiai dabar vėlgi 7 cm. Tai yra toks, sakyčiau, jau jeigu ešerys stambus ir dairomės tik tai stambų tą ešerį, giliau tupinti, vėlgi ilgiau kartais norisi tą pauzelę padaryti, bet vėl greitai patvičinti. Tai 7 cm yra optimalus dydis. Vėlgi, ne visi randam tuos ešerius, būna kartais jie ir seklumas išeina. Tai vėlgi, 2 metrai, 3-4 žvejybos, tarkim, jeigu diapazonas, vėlgi, 5 cm. Prašau, 2 cm smulkesnis, bet jisai yra kur kas judresnis. Tiek, kad pats išmušimas, tarkim, skirtingai, septintukų, jau jį tokiais mažesniais, žinai, tais, kaip ir su twitchinginiais wobleriais, vėlgi, stambiem, žinai, duodam bum bum, o jau smulkesniem šiek tiek mažesnė amplitudė. Juos kapot, kad jie nepasidarytų, žinai, ten kaip propeleris. Mažiulius pasidėjau, supranti, Fat Jackus, tai vėlgi 4 cm, jis yra labai mažas, tai kuo šis pasiteisino modeliukas, vėlgi, prieinam iki lieptelių, prieinam iki krantų. Žinai, kai yra tų vietų, kur tiesiog įsimetęs pinigėlį automobilį ir tiesiog tą auksinį pusvalandį pagaut, tai šito masaliuko negalima. Negalima nebūti įsidėjus, nes čia yra tas, kur galimai tokį siurprizą apturėsi tą ešerį, kur pasikavojus į tokioj vietoj, kur nelabai kas juos gaudo. Tinka ir upėje beje. Jie pasiteisinę upėje, nes jie mažesni korpusai, mažiau veikia srovė. Jeigu šie modeliai, tarkim, jau yra prie didesnės srovės, sakyčiau, nelabai tinkami, tai čia yra tas slaptas universalus masaliukas, gali padūkti netgi ir srovė. O taip va, tai tokios mintis ir idėjos, matėte ir vaizdelius, kaip mūsų bičiuliai gaudo wobleriais. Iš tikrųjų ir aš šiek tiek šią vasarą jau praleidau su wobleriais ir gaudžiau, patys žinot, puikiai ešerius, bet idėja kokia, kad dar kartą noriu pasakyti, ne viską padaro guma ešerių žvejyboje. Ir wobleris, vėlgi, jisai toks paslankus, įdomus daiktas, kurio tu gali fantazuoti, ten kažką veikti ir galvoju, kad dabar tas metas, kai dar šilta, kai karšta, kai ešeriai pradeda vaikyti mailių ir jūs jį pamatote, ten mesti gumą beprasmišką. Mesti woblerį ir gerai pagauti įmanoma. Ačiū Vyteni už puikų laiką nežerą. Ačiū Pauliau. Ačiū Jums, turėjom lietingą, audringą dieną, bet smagiai praleidome ir susimatom lygiai po savaitės, nei žvino Jums, nei uodegos.